Reikėjo puotauti bei linksmintis, sako tėvas Evangelijoje. Lėtarė, džiaukis, šiandien sako mums bažnyčia. Nežinau kaip jums, čia gal dėl to, kad aš šiaulietis, bet man nepatinka, kai man įsakinėjai. Ir ypač kai liep džiaugtis. Aš atsimenu savo pirmosius metus Prancūzijoje. Jūs neįsivaizduojat, kiek kartų man sakė, kad aš esu liūdnas, nors aš nebuvau liūdnas. Jūs neįsivaizduojat, kiek kartų mane skatino šypsotis. Aš puikiai atsimenu, kaip vienas prancūzas, kurį aš jau šiek tiek pažinojau, pasižiūrėjo man į akis ir pasakė: nusišypsok. Tai aš jums galiu pasakyti, kad aš jam taip nusišypsojau. Tiksliau, užsišiepiau, kad manau iki šiol jis neužmiršo mano šypsenos. Bet štai po kelių metų man ypatingai pradėjo kalbėti šventojo rašto žodžiai apie džiaugsmą. Iš tiesų mane pradėjo kviesti džiaugsmą. Ypač Sofonijos knyga, 3 skyrius, kur sakoma: krikštauk iš džiaugsmo, Siono dukra, šauk Izraelį. Visa širdimi džiaukis ir džiūgauk, dukra Jeruzalė. Iš tikrųjų, iki šiol, kas kart ar beveik kas kart, kai prisimenu šituos žodžius maldoje, mane iš tikrųjų apima džiaugsmas. Kodėl? Už tai, kad šitie švento rašto žodžiai, kuriuos skaitau, jie rezonuoja su tai žodžiais, vidiniais žodžiais, vidiniu balsu, kurį girdžiu savo širdyje ir kuris sako: džiaukis. Ir štai šitas mano vidinis širdies įsakymas man niekada nekelia pykčio. Priešingai negu tas prancūzas, kuris man liepė šypsotis. Aš šiaip nieko prieš prancūzus tikrai neturiu, bet tiesiog buvo neigiama patirtis. Va. Ir man nepikta, iš tikrųjų, kodėl? Už tai, kad tai yra mano gilus troškimas džiaugtis viešpatyje. Ir tokia mano kelionė iš tikrųjų man leido atrasti svarbų dalyką, kad Dievo įsakymai užrašyti šventajame rašte ir kartais adekvačiai ar mažiau adekvačiai perteikimi taip pat ir per kitus žmonės, iš tiesų yra mano gilūs troškimai. Apie tai jau bylojo šventasis Augustinas, žinot, jis sakė, kad Dievas užrašė, kai jis kalbėjo iš tikrųjų apie 10 Dievo įsakymų, kuriuos Dievas perdavė Mozei. Ir jis sako, Dievas užrašė betono plokštėse tai, ko žmogus nebepajėgė perskaityti savo širdyje. Bet tai įrašyta į žmogaus širdį. Ir šis įsakymas džiaugtis, kaip ir 10 Dievo įsakymų ir apskritai visi įsakymai iš tikrųjų kyla iš vieno įsakymo – mylėk. Ir šis meilės įsakymas taip pat ypatingai yra įrašytas į mano širdį. Tai gilus ir iš tiesų giliausias mano troškimas. Giliausias, tačiau nebūtinai stipriausias. Tai va, iki šiol daviau pavyzdį, kaip žmonių įsakymai gali sukelti pyktį ir būti atmesti. Tačiau panašiai pykčio reakcija iš tiesų, arba bent jau susierzinimas, gali kilti ir kai girdime ar skaitome apie Dievo įsakymus. Kodėl? Todėl, kad gimtoji nuodėmė tai paveikia mūsų psichiką, kad mes įsivaizduojame iš tiesų Dievą kaip savo konkurentą. Čia jokia paslaptis,
tai užrašyta pirmosiuose Biblijos puslapiuose. Žinot, kur Žaltis kalba su Ieva ir taip iš tikrųjų įtikina žmonės, kad Dievas duoda draudžiantį įsakymą, todėl, kad mato žmogų kaip konkurentą. Dievas nenori, kad žmogus taptų galingas ir protingas kaip Dievas. Štai kodėl jis įsakinėja. Čia tokia Žalčio žinutė, kurią žmonės įtikėjo. Iš tikrųjų, jeigu toksai yra Dievas, jeigu Dievas yra konkurentas, kuris man duoda įsakymus vien tam, kad jam būtų geriau, tai aš iš tikrųjų esu ateistas. Aš netikiu į tokį Dievą. Ir jeigu jis toks yra, tai jau geriau jo ir nebūtų. Tada tikrai norėtųs kartu su Nyčė sakyti, Dievas mirė. Ir tada tikrai nesinorėtų laukti, kad jis prisikeltų. Nes tada Dievo mirtis iš tikrųjų reikštų mano išlaisvinimą, mano išsiskleidimą. Turbūt panašiai mąstė ir jaunėlis sūnus šiandienos Evangelijoje. Mat, Evangelija prasideda nuo to, kad sūnus prašo tėvo palikimo. Ką tai reiškia? Iš tikrųjų, palikimas duodamas po mirties, tik po mirties. Tai sūnus prašydamas tėvo palikimo, iš tikrųjų kreipėsi į tėvą, jam sakydamas, tu man esi miręs. Tačiau jaunėlis greitai po to patiria, kad atsižadėti tėvo, tai yra Dievo, tai nenugalėti konkurentą, o tai atsiriboti nuo giliausių savo širdies troškimų. Ir iš tikrųjų kenkti savo pačiam, pasirinkti krypti depresijos link. Tai iškeliauti į tolimą šalį. Žinote, Evangelijoje girdėjome, buvo būtent toks išsireiškimas. Sūnus iškeliavo į tolimą šalį. Ką tai reiškia? Jis iškeliavo toli nuo savo širdies. Jis atsiribojo nuo savo širdies. Ir ten išeikvojo savo lobį. Tai reiškia gyvenimą paviršutiniškais geismais, troškimais, jeigu taip galima pasakyti. Ir tarp kitko tokie troškimai, šie paviršutiniški troškimai mūsų visuomeniai gali būti labai vertinami. Aš čia nekalbu tik tais apie vartotojiškumą ar apie lytinius santykius. Aš kalbu ir apie tai, kas mūsų pasiekimų visuomenėje yra labai vertinama. Ir tai teisėti troškimai tarp kitko. Troškimai į išsilavinimą, į karjerą, aukštos pareigos darbe ir panašiai. Tačiau šiems teisėtiems, tačiau netokiems giliems troškimams, jeigu nėra gilaus pamato, tai yra meilės džiaugsmo, jeigu jais tik tais gyvename, tada atsirandame ten, kur atsirado sūnus. Pasak Evangelijos, jis atsirado jovale. Tas jovalas tai reiškia tuštumą. Tuštumą, kurią jaučiame, nes nebegyvename pagal savo širdies lobius, pagal tuos gilius troškimus. Ir čia kalbu ne tik komentuodamas Evangeliją, čia kalbu iš tiesų iš patirties. Ir taip pat iš patirties galiu pasakyti, kad tokiu atveju vienintelis kelias, vienintelis būdas, kaip išlipti iš to jovalo, paviršutiniškų troškimų jovalo, tai įeiti į save. Būtent tokie žodžiai naudojami Evangelijoje.
verčiame sūnus susimąstė. Tačiau jeigu pasižiūrėsim originaliame graikiškame tekste, rašoma, kad sūnus įėjo į save. Štai vienintelis išganingas kelias. Tai kelias į mano širdies gelmes. Ir tai yra tas pats kelias, kuris veda į tėvo širdies gelmes. Ir ši kelionė prasideda tada, kai suprantu, kad gyvenu jo valia, nors turiu pilį, savo širdies pilį, savo sielos pilį, kaip sakė šventoji Teresė Avilietė. Kad gyvenu paviršutiniškais troškimais, nors turiu gilius, nors turiu lobį savo širdyje. Na, šio pamokslo pabaigoje, kadangi Jėzus sako nedaryti kitiems to, ko pats nenori, kad jie tau darytų, tai tikrai neliepsiu jums džiaugtis, ar neliepsiu nei džiaugtis, nei mylėti, bet tikrai palinkėsiu ir tikrai linkiu ir meldžiu mums visiems įeiti vis giliau į savo pilį ir ten pažinti ne mane varžantį konkurentą, bet mane besąlygiškai mylinti tėvą.